Rytas prasideda mano nuo bomšpukio. Vienas mano dienoraštį. Visą dieną filmuoju, dar parašau dienoraštį. Į knygutę. O rytas kabanosiukų ir bomšpukių. O toks. Įsimiegom. Vėsokai, bet gerai. Negalvau, kad gerai taip miegasi palapinė. Gerai. Skanus lenkiški bomšpukiai. Albagė esam, važiuosim į Gdanską. Gerą dieną šiandien. Saulė šviečia. Viskas čia kaip pikė. Įdomu bus pažiūrėti. Šių metų, praeitų metų ir po kažkiek laiko vėl bus įdomu. Nežinau, ar dar kada čia papulsiu. Bus smagu prisiminti, gal kada papulsiu. Ja. Atmynėm iki Magdako. Pavalgysim. Jau kažkas ir pavalgė, aš užkandu biškį. Kažkas rendina. O kažkas užėmęs visas razetės. Jau vienas pasikrovė daiktas, Giedrius irgi kraunasi ir aš. Daug žmonių, daug visko, bet 2 stalus susiėmė. Penktadienis tai daug žmonių. Tiek. Kraunam baterijas ir minsim. Vysla. Vyslos upę kertame. Pažiūrėkit, kokia plati. Ne Nemunėlis. Link Gdansko. O ji teka į jūrą. 7 bamas. Tai šitaip ir judam mes. Po biškį. Šiandien tokia laisvesnė diena. Buvo saulė, dabar apsiniaukė, bet po biškį judam. Kągi, tradiciškai padarom skridimą. Jei išeis, nes didelis vėjas. Skrendu per Vyslą. Up. Šito tuneliu jau gal 3 kartą važiuosim. Geras tuneliukas. Labai parodysim ir jom. Štai kokius tunelis.
Dzukaimina! Gdanske. Geri dviračių takai. Pagaliau mes pasiekėme Gdanską. Buvau Lidle, nusipirkau, kaip Imantas sakytų, velofanas, pasiekėtins koksiuko. Kaip šitas berniukas pasakytų, koksiuko nusipirkau ir lėksiu kaip žaibų. Ir sausainiukų, tai va įkalsim ir mąstysim, ką toliau daryti. Biški gali keisis mūsų planai, ne biški, o normaliai. 100 kilometrų keisis, gali, jei sumąstysim keltų varyti. Ir keltas, Gdanskas, Helas, tai galim juo varyti. Ir manau, būtų labai gerai įdomu. O parvaryt iš Helo dvirkai savo chodu. Tai dabar nežinau, ką daryti. Ar varyti ar ne. Įdomu. Aš čia kaip bomželis kažkokis. Visi eina žiūri. Nu, grįž kolega, Giedrius. Dviratininkas. Šaunuolis, varo mina. Tai pasitarsim ir varys. Man skanaus, o jom. Štai kokis Gdanskas gražus senamiestis, o čia vėliau aplankysim. Karoselės senovinės. Nu kągi, gražu. Judam, važiuojam. O, apžvalgos ratų dar. Judam. Atvažiavom prie Gdansko uosto vartų, va ten, pasidairyti. Laiveliai, dokas, parplaukė vienas, kiti laivai. Bandysim kažkaip nors papulti į Helą, bet šiandien bilietų nespirksim, bet rytoj. Bandysim sėdėti, laukti ir kažką įsigyti bilietus ten, kaip nors. Senamiestį be reikalo atvažiavom, bet gražių vaizdų bus. Oho, kažkai Elžbietė. Aš nesitikėjau. O, ir tu filmuoji. Oi, užsitempėm dviračius, lipsim į 3 aukštą net. Iš manęs youtuberis tai geras. Nepaspaudžiau, kaip nešėm į viršų dviratį. Su 2 kamerom filmuom, bet nebus laiko. Bet žiūrėkit, kokį kambarį gavo. Bum, Giedrys jau rado savo skaniją kavą. Viename. Tik kavą. Man atrodo, sumokėjomės už visus, tai jis pasims visus. Nes sumokėjomės už tiek. Kambariukas labai geras. Su senamiestį vaizdas. Žiūrėkit.
kur mes gyvensim. O čia. Oh my god, kaip gerai. Bariukai, gal eisim kažkur kažką. Vyksta paruošimieji darbai rytdienai. Pasivalom biškį grandinę, bet čia. Valyk nevalys, reikia normalaus skuduriuką, ką čia su staletiniu popieriu pavarysiu. Susitepam tik. Labai geras. Dalykas, vaškas. Skystas. Atėjom į tokią kavinukę, ne kavinę, čia kaip burgeris kažkokios, nežinau, kas čia yra. Kažkokia burgerinė, va, matot. Bandysim įkelt į internetą vidosą Giedriaus, bet nežinau, YouTube'ą varto, bet jam nelabai keliasi kažkas čia yra. Jo žiūrovai gali nepamatyti vidjako rytoj. Gražusis Gdanskas, senamiestį ir naujesnių namų matom. Graži gatvė. Kągi, šiandien baigiam kelionę po Gdanską ir eisim miegoti, rytoj anksti keltis ir į Helą. Mūsų kelionės tikslą pasieksim. Kągi. Opa, vis.